Labas, brangi. Šiandien kviečiu į pokalbį Meilė sugrįžk. Meilė sugrįžk. Kvietimas, kurį galbūt jauti savo širdyje. Tai skirtas šitas pokalbis pasidalinimas tau, kuri vienokio ar kitokio aspektu jauti tą ilgisi meilį. Norisi meilę dalintis, tu ją ir daliniesi, norisi būti mylima ir atrodo daug dalykų darytum, tačiau kartais iš meilės nutinka taip, kad moteris randa save arba labai susimažinusią, arba pradedam šaukti, rėkti. Ir šitie kraštutinumai yra tas išėjimas iš pusiausvyros. Kai esam pusiausvyros, tai mes tikrai jaučiam, kad ta meilė yra su mumis. Kai išeinam iš pusiausvyros, kai tikrai norisi pašaukti, kviesti, kad meilė sugrįž, mes esame vienam iš kažkurių šitų kraštutinumų. Tai yra susimažinimo arba kontrolė kitoje pusėje. Ir atrodo, tarsi iš meilės, kas tas susimažinimas, kad iš meilės tiek daug duodi kitiem, kad tenka pačiai, randi save tokią mažą, nejauti tos meilės, atrodo dalinies, bet randi save tarsi labai mažą, ta, kuriai trūksta meilės, ta, kuriai trūksta dėmesio, bet jinai pavargus galbūt nuo viso to. Taip pat, supranti, kad kitais reikia pasirūpinti ir tas kiti, kas yra meilės išraiška, ne iš tiesų. Ir kažkuriuo metu tas randi save, kad viskas sukasi aplink kitus, viskas vyksta iš meilės, tačiau nejauti tos meilės. Ir kitas kraštutinumas gali būti ta pati moteris, kuri pasiekia kažkokią tai ribą ir sako, viskas, daugiau taip nebebus ir svarstyklės tada į kitą pusę. Kontrolė. Į kontrolę, dabar aš pati darysiu, dabar jeigu jūs taip, tai aš dabar darysiu taip ir tada kontroliuoti. Pavyzdys, kiekvienai mamai žinomas, atrodo, tikrai myli savo vaikus, tačiau būna tų situacijų, kai tiesiog apšauki vaikus ir tu žinai, kad tu myli, tu nenorėjai šaukti, nenorėjai balsą pakelti ir iš vis čia galima buvo kitaip, bet tačiau tai viskas, tai išlenda ir iš meilės žmonėms, tiems vyrui, vaikams, tie, kurie yra aplink tave, gaunasi labai griežta, reikli, reikalaujanti, kontroliuojanti. Ir čia yra ta pati, ar tos susimažinusios moters, kurios tyliai jau niekur nebesimato, nei kažkur tai. Tiek ta kita, kuris sako, viskas, dabar bus taip ir aš dabar darysiu taip ir ne kitaip. Ir toksai išėjęs iš pusiausvyros. Ir čia gaunasi, kad irgi tada tikrai pajuda reikalai, jeigu kažko tai norėjai, tai jie pajudės. Tačiau to jausmo, kad yra meilė aplinkui, kad tas patyrimas, kad tai yra abipusė meilė nėra, tai yra viena į vieną kraštutinumą arba į kitą. Ir kai kyla tas klausimas, prašymas, kvietimas, meilė sugrįžk, tai jisai atrodo, norisi tą jausmą tau pačiai jausti, harmoniją visame tame, nebūti vien tik tai vienur, kur nuvažiuoji, susimažini, kai dėl kitų, arba kai jau viską supranti, kad turi ir save dėti pirmą vietą ir tada padedi taip griežtai, ir tada aplinkui visi turi šokinėti, ir kabutėse viskas sakau, bet tada pagal tą dėlį. Pati esu patyrusi šitos sviravimus irgi, dėl to žinau puikiai, kaip iš jų išeiti. Ir pravedu klientės, kurias randu vienur ar kitur, tai yra čia tos neharmoningos. Tačiau tikrai yra žmonių, moterų, tai yra, kurios lieka vienoj arba kitoj, to ir gyvena gyvenimą, kaip galvoja, kad taip ir yra. Tačiau mes turim tą centrą, tą pusiausvyrą, kai mes iš tiesų jaučiam meilę ir tai atsispindi, kaip mes elgiamės su savimi ir su savo artimaisiais. Net tas pavyzdys, kai mes save paaukojame, negaunasi tarsi susimažinimas, tas susimažinimas, kai mes suprantam, kad jau kažkur per toli nuėjau, į kitą pusę aš turiu savim pasirūpinti, tas
meilė savo kabutės, bet čia tą neigiamą prasme sakau. Aha, dabar aš turiu susigrąžinti meilę savo, aš tada dedu į šitą pusę, bet tada jūs ir tada tas santykis su artimiausiais žmonėmis. Gaunasi konfliktai, gaunasi nesutarimai, gaunasi, kad, na ne, tai tada bet aš vis tiek save renkuosi tenai ir tai tada. Ir va tas neharmoningas, jisai, tai yra nesijauti, kad santykis būtų harmoningas. Tai reiškia, čia kiti, o čia aš tada. Tai, o iš tiesų yra tas vidurio pusiausvyros vieta, taškas, kur yra aukso vidurys, kur esu ir aš, ir yra mano mylimieji. Dėl to, kai kažkur patenki tas, va, tokias kraštutinės situacijas, nes dabar pagalvoki, kurioje tu esi, kurioje save atpažįsti, ar ta, kuris susimažinusi, ar ta, kuri tiesiog pagal save jau viską nori ir nebenori, tiesiog kaip kiti ir tiesiog pervargai iš to pervargimo, kad turi netarsi kažko kitiems daryti, padarai tvarkos, kaip sakant, ir aplink save viską dėlioji. Ir jeigu pati iš savęs tiek reikalauji, aišku, tai tuo labiau iš kitų turi reikalauti. Ir ypač kuo labiau artimesni, tai tuo labiau. Ne, čia tas va šitą, ne, tai kontroliuoti, ne, ir susireikšminimas. Iš tikrųjų, tam tikra prasme susireikšminimas yra. Galbūt netgi kartais tai nutinka, tas susireikšminimas, kai pradedam sąmoningumo keliu eiti ir išmokai, sužinojai, kaip kažkas turi būti, tada save jau, ne, kažkaip truputį geriau pradedi suprasti, taikai, ne, praktikas, metodikas ir supranti, kad, tai vyras nelabai tenai, arba vaikams, ir tada jūs taip, vat, ir ypatingai grįžus iš kokių renginių, kad vat štai aš tai jau vat tokia vat jau labesnė kažkokia pasidariau, o va kiti tai kažkokie tai žemiški, jie vat neina to sąmoningumo keliu, ten nedaro kažkokių praktikų, kurias tu dabar darai. Tai visa tas, čia yra toks periodas, tai periodas raidos nesąmoningumo, kuris toks etapas būna, vienom labai trumpas, tiesiog greit pamatom, arba būnam perspėtos mokytojų ir ką su tuo daryti. Ir galbūt tik toks šešėlis praeina pro mūsų šeimą. Ir po to atrandam tą aukso viduriuką. Tai yra, dėl ko mes esame, jeigu kalba eina ne su artimaisiais, dėl ko esame drauge su vyru, su vaikais, ne, aš auginu ne dėl to, kad tiesiog nutikus mes prisiemam tą atsakomybę, ne, už tą nutikimą, ne, vaikų atvedimą iš pasaulį, ryšio su mylimu žmogum. Ryšys su mylimu žmogums nevyksta automatiškai savaime. Įsimylėjimas taip vyksta automatiškai. Įsimylėjimo fazėje taip daug automatinių dalykų, kurie pakelia, suteikia mums meilės jausmą, artumo jausmą, yra taip vyksta. Tačiau pasibaigus įsimylėjimui, mums reikia truputį išminties, truputį puoselėti meilę, ją maitinti, globoti, tą santykį maitinti, globoti, kad jisai galėtų klestėti ir būtų pilnas meilės, neskaičiuojant metų, kiek esam drauge. Tai va, tai tos svarstyklės. Dabar, kad sugrįžti į centrą, tai yra apie pusiausvyrą. Na, jeigu čia buvo išėjimas iš pusiausvyros, kad kiti, o čia aš, tai tada randam pusiausvyrą, kur esu ir aš, ir kiti. Tai reiškia, aš skiriu laiko ir dėmesio savo, ne tik kitiems. Lygiai taip pat, kai tas yra troškimas, kad aš, ne, irgi prisiminti, kad aš esu drauge su kitais, esu santykė su vyru, nesu šeimoje su vaikais, ne, tai va, kad jie irgi yra mano meilės dalis, jie yra mano gyvenimo dalis. Ir iš tiesų dažnai esu pati buvusi kartu tokiai situacijai, kai turėjom didelius konfliktus su vyru dėl dalykų, kurio man atrodė, kad aš viena čia su 3 vaikais ten ir tokių ten visko čia turiu pasirūpinti. O vyras, aš iš meilės tą darau ten, o vyras tuo tarpu iš meilės stato kitus namus, kad finansiškai geriau būtų ir taip toliau. Ir o jam, kad žmona čia nedėkinga,
kad jinai nesupranta, kaip čia kas vyksta ir taip toliau. Ir mums pradėjo darytis tokie konfliktai, nesutarimai ir aš esu nepatenkinta juo, aišku, jis nepatenkintas manim. Ir vieną dieną aš supratau, kad tai palauk, tai yra niekur nedat, nes tai yra ateina ta situacija, kur atrodo mes viskas. Du skirtingi žmonės, ką mes čia veikiam ir iš vis, ką mes čia darom. Tai tada tiesiog, kai mes turim pastebim tos momentus, yra labai svarbu sustabdyti, kaip poroje vyksta, sustabdyti. Galim pačios vienos tą daryti, bet tam tikrame etape mes tą dviese turim pasidaryti, pasikalbėti. Mūsų atveju buvo labai aišku, tai kas ir kiekvienas nepasidalinam, kaip tu matai tą situaciją ir kas vyksta, kodėl tavęs nėra namuose arba kodėl jisai manęs klausia, kodėl aš žinai tokia ir tokia. Ir mes abu dalinamės. Ir tai, ką dalinamės, kai mes klausom, mes išgirstam vienas kitą. Daug nemalonių tiesų galim išgirsti. Galim išgirsti kažko, kas netikėta. Bet kas yra, kai toj mūsų situacijai buvo, kad aš išgirdau, kad jis iš meilės tą daro. Jis dėl mūsų daro, jeigu jam vienam jam to nereikėtų. Aš irgi iš meilės darau, susimažinau tuo metu. Ir tada tas nelaimingumas ir po to nenorisi tas, kad būtų teisybė atstatyta. Tai ir aš dariau iš meilės, ir aš susimažinau, ir tada mes žiūrim viens į kitą ir juokiamės. Iš tiesų, tai kas čia nutiko, tai yra ir tu, ir aš, mes abu darom dalykus iš meilės, tai yra aš dėl vaikų, dėl vyro, jis dėl šeimos, jis dėl manęs, dėl vaikų šeimos. Ir palauk, tai mes abu darom iš meilės tos dalykus, bet nei vienas nejaučiam tos meilės. Mes tą kartą nuoširdžiai juokiamės. Tikrai, jeigu pradėjom susitikimą su didelė įtampa, su nepasitenkinimu, tokiu nelaimingumu, skausmais visokiais, tai visai baigėsi, kad mes juokiamės. Mes juokiamės, kad supratom, kad mes darome dalykus iš meilės, bet nei vienas nebejaučia meilės ir tikrai jau galvom, kaip čia žinai, jeigu taip toliau, tai gal čia jau ir viskas. Tai va kartais tokie nesusipratimai, kuriuos tai yra dėl to ypač svarbu prisiminti, kad esame drauge, nesam po vieną, nes jeigu aš viena priminėčiau tą sprendimą, tai aš galbūt irgi žiūrėčiau, kad jis ir vėl, ir va čia pervargus ir iš to pervargimo, iš to nuovargo, iš to susimažinimo mes nematom taip, kaip yra iš tiesų. Lygiai taip pat vyras jisai daro kažkuria riba gali būti, viskas, kai išeinu, žinai, čia žmona nelaiminga, nepatenkinta ar visa burba, žinai, ištisai. Kokia prasmė? Tai yra tiek vienas, tiek kitas mes galėjom pasukti skirtingais keliais. Tačiau tas gebėjimas pasižiūrėti aukščiau, vienam iš video dalinausi apie, kad problemos sprendžiamos kitam lygiai negu jos atsiranda. Tai tas yra irgi viena vertus, jeigu aš užsiciklinus sukčiau tik tai apie tą, kad aš viena, 3 vaikai, namai, o jisai suktų tą, bet mes nepamatytume, kas, dėl ko mes tą darome, truputėlį aukščiau, tai mes ir liktume tenai, tai yra kiekvienas išsiskirstytume. Tai va dar kartą priminimas apie tos pokalbius kitame lygmenyje, kad problemos sprendžiamos ir tas žingsnis link kito žmogaus, kad aš nesu viena tiek, kai išsibalansuoja šituose, gaunasi, kad aš esu viena arba kur aš, arba viena dėl kitų. O čia yra, kad aš esu ir dėl savęs, ir dėl kitų, ir drauge su mylimu, drauge su šeima ir vaikais. Tai šitas dalykas padeda sugrąžinti meilę į santykį, kai yra kažkokie procesai vykstantis. Antras dalykas, kaip susigrąžinti meilę, tai yra, jeigu kažkokie kitokie dalykai nepavyksta rasti, pamatyti to aukštesnio lygio, tai yra žingsnis tas, kad tą meilę, kurią norim santykyje matyti, labai svarbu ją įdėti savo. Tai yra tą esi girdėjusi, tai yra, kad išoriniai žmonės atspindi mums meilę mūsų pačių savo.
Tačiau primenu, kad jeigu įvyksta tos situacijos, kur, sakiau, išvažiuojam iš pusiausvės, tai yra, tiesiog mes išsibalansavom, nes ta mūsų šeimos santykė savyje išėjom iš centro, reiškia, arba susimažinom, arba susireikšminom. Ir tas santykis tada išsibalansavo. Dėl to, vat, jeigu tada sakysi, kad čia vat, atspindi taip, tai tas atspindys, kad mano meilė savo, jinai yra kažkokia netokia jau. Tai vienas būdas, kad mes žiūrim patį santykį, ne pirmas, ir sekančiame lygyje pasižiūrim, dėl ko tai vyksta, dėl ko aš taip elgiuosi, dėl ko vyras taip elgiasi ir ieškom išeities. Kai mes nematom jokios išeities, jokių ten antrų aukštų ir kažko, tai yra pats toks tiesiausias kelias, tai yra susigrąžinti meilę savo pačiai. Bet ta harmoninga, nes va ta, kur iš susimažinimo mes perinam į susireikšminimą, tai yra toks savęs gelbėjimas, kas irgi yra gerai tam tikrų metų, iš tos ištraukti šitą ir imtis bent jau veiksmų. Tačiau iš čia mes toliau atvažiuojam į tą centrą, į esmę, tai kai jeigu tenai, žodžiu, nepavyksta su vyru, derinti šitų dalykų, ką aš pasakau, kaip pavyzdį ir savo, ar suprasti, tada kitas labai tiesus kelias yra susigrąžinti meilę savo. Meilę savo. Ir tą meilę savo susirinkti ne kaip reikalavimus jau kitiem, bet kaip dėmesį savo, dėmesingumą. Dėmesingumas reiškia, aš pastebiu, dėmesingai žiūriu. Ir antras yra seka pažįstu, nes žiūriu ir pažįstu, tyrinėju, smalsauju, kas su manimi vyksta. Užduodu savo klausimus. Aha, kaip aš jaučiuosi, kas manyje vyksta, iš kur kilo šita reakcija. Aha, matau, kad ta reakcija atsikartoja, kada jinai atsikartoja. Tai yra tokia smalsumo, ypatingai, kai keliauji viena šito dalykų, tai smalsiai taip tyrinėji ir aiškinėsi, kur kas yra. Tada labai svarbu save nuraminti, nes tiek čia mes nesam ramius. Tai yra suteikti ramybės visais tau žinomais ir įmanomais būdais. Jei esi mama, esi nekartą raminusi vaikus, tai lygiai taip pat įsivaizduoju, kad tu laikais save mažesnę, mažutę ant rankų ir ramini, guodi. Ką tu sakai savo vaikams, ne? Kad tu juos myli, kad ir kas jų gyvenimuose nutiktų, kad ir kokie jie būtų, kad ir kaip jiem nepasisektų, kad ir kaip jiems ten kažkas nutiko, tu vis tiek esi čia ir jie gali grįžti pas tave, prisipildyti meilės, ramybės. Tai lygiai taip pat su savimi. Gali vadinti tai vidiniu savo vaiku, vidinę mergaitę, savo tą dalimi, kuriai trūksta laiko, dėmesio ir pabūti. Tai yra sugrąžinti tą, gali save tiesiog paimti ir būti tą savo. Ir spindinčio moteriškumo programoje labai taip po žingsnelį kiekviena susidėliojam, vedu per tos žingsniukus, kaip susigrąžinti tą meilę savo, kad jinai būtų harmoninga, be susimažinimo ir be susireikšminimo. Kaip atgal sugrąžinti. Tada darom veiksmus, tuos, kurios daro įsimylėję žmonės. Tai kaip prisimink, kaip buvai įsimylėjus ir ką darai savo mylimajam ir jis ką tau darė ir kaip tave pripildė tai meilės, tą patį darykis savo. Pripilk, kad šita būtybė, kuria tu esi, kad pajaustų, kad taip, aš esu mylima. Ir aš minėjau žodį daro, ne? Tai yra veiksmas, tai yra ne tik, kad galvoju, ne? Iš tiesų svarbu, kaip galvoju, svarbu, kaip kalbu, tačiau ir darau. Tai sujungiu su mintį, su veiksmu, su žodžiu, su patvirtinimu. Kartais mes nesąmoningai sugalvojam savo pažadų, sugalvojam, tai yra mums kyla. Ir ypatingai dabar, kai yra tiek daug informacijos, ne, kai galbūt anksčiau reikėdavo kažkur į seminarą nueiti, knygą pasimti, paskaityti,
O dabar tu atsidarai telefoną ir ten pilna visokių ištraukėlių, ne, iš įvairių dalykų. Ir vis tiek įžiebia kažkokią žiežirbą. Ir galvoju, o taip, noriu to, arba o, norėčiau taip, arba taip aš tą savo pažadėsiu. O, ir tokių prisikaupia labai daug, ką mes savo pažadam. Ir tų pažadų netesėjimas mums labai gesina mūsų spindis ir va tą meilę savo, tą pajūtimą, kad aš esu mylima. Čia tas pats, kas būtų, kad vyras tau pažada ir nepadaro, pažada, viskas, nu nebetikė. Tai tas yra netikėjimas savimi, nepasitikėjimas savimi įslenka, o jisai labai energiją žemyn traukia mūsų vibracijas, mūsų bangas ir dažnimus žemyn. Ir tada įslenka atitinkamos mintis, atitinkama savijauta, kūno būsenos ir tada ilgesys meilės, kur ta meilė, meilė sugrįž. Tai va, tai dėmesingumas savo, kaip aš jaučiuosi kūne, kokios emocijos, mintis, kas sukelia reakcijas, į ką aš sureagavau, kas slypi už tos reakcijos, į ką aš sureagavau. Tada meilės veiksmai ir pažadų, bandom pažadus išgaudyti iš visur, ypatingai kai naršom telefone, kad jų netyčia neprikurti. Tai yra ne tik tuos, kur užsirašom, bet ir tuos, kuriuos mes, o taip, ten tą darysiu. Tai vad, kad juos, ko nebedarysim, pasakyti savo, žinai, brangiai, jau to nebus, bet dabar bus tas ir aš fokusuojuosi tai, kad nebūtų vidinio lūkesčio iš savęs ir nusivylimo savimi. Taip, ir tokiu būdu gražinam savo dėmesys savo kūnui, savipriežą lygiai taip pat, ne, kaip kad mes, kai mylim, nenorisi rūpintis kito žmogum, taip pat irgi savo, tai yra, kad parodyti, kad taip ir aš ta brangi būtybė, kaip atrodo, kaip jaučiasi, kaip visa kita ir tuo pasirūpini. Tai tą darydama tu suteiki savo tą būtybę, kuri esi, kad esi mylima. Tai yra ne tik, kad pasakiau ir žinai, kad myliu, dabar kol nepasakysiu kitaip, ne, nes mūsų sistema taip stipriai reaguoja visus tokius pažadus savo ir neįvykdymą. Į tą energijos smukimą, į to dėmesio savo neskirimą. Ir ypatingai, jeigu esi veikli moteris, kviečiu tave atkreipti dėmesį tą meilės savo puoselėjimą tais etapais, kada tau sekasi. Nes iš tiesų, kai mes nučiuožiam, tai mes tiesiog norime save pargrąžinti atgal ir mes darom tos veiksmus. Tačiau, kai ateina tas šviesusis periodas, kai viskas gerai sekasi, visko tiek daug vyksta, nėra laiko, nebeužtenka laiko, nes tiek daug gerų dalykų ir viskas vis tiek taip gerai. Tai vat prisiminti, kad net ir gerais laikais mes rūpiname savo mylimai žmonėm, pirmiausia savimi ir kitais. Nes kas nutinka, jeigu mes paliksim vėl save taip, savaime, ne? Džiaugsme, aš esu tą padarius, kai man, tai iš savo patirties pasakai, kai mano darbas, mano veikla, man buvo didžiulis poilsis, prisipildymas, kai mano pirmosios moteriškos veiklos įsisuko ir aš vietoj šeimos į šitą. Ir man čia buvo poilsis, man išsipildymas, prisipildymas, džiaugsmas, malonumas ir visa kita. Daug renginių, stovyklų, seminarų. Ir žinoma, tada čia aš galvoju, kad čia jau yra viskas, ką aš savo duodu. Ir aišku, mano masažai, mano pasivaikščiojimai gamtoje sumažėjo ir visa kita. Ir po to, aišku, į kitą pusę nusisuka. Tai vat tuo metu gavau pamoką, kad net ir tada, kai atrodo tos mūsų veiklos ir mūsų gyvenimo įvykiai, kurie sukasi aplink mus labai džiugina ir šitą. Ir prasminga prisiminti, skirti laiko dėmesį savo mylimai. Taip pat puoselėti savo seksualinę energiją, savo seksualumą pažinti, kaip jisai veikia, kaip malonumas teka tavyje, tiesiog mėgaujantis gamta, mėgaujantis saulės, šilumant tavo odos, plaukuose vėjų, rūbais plezdenančiais, tai tą malonumą sugrąžinti į save,
grožį pripildyti visą. Tokiu būdu sugrąžinam tą pirmą pradę meilės pojūtį, kuris gamtoje tai visur yra. Tai va tik tai savo. Mes žmonės mėgstam per savo protą, per jausmų, per visokių situacijų, kur mes sukupėm tas atsiskirimas. Arba to spindėjimo, kaip vadinu, užgesimas. Tai sugrąžinti į save per malonumą, seksualumą, savo puoselėjimą, grožį, ne po tuomet, kai esi dėmesingas savo ir su meilė maitini savo. Pamaitinimas grožiu, pamaitinimas tiesiogiai maistu, vandeniu, poilsiu, visu, ko trokšta tavo esybė, būtybė, tavo kūnas. Mes reiškiamės per savo kūną, tai visa yra labai, labai svarbu. Ir kai mes prisipildom, išorinis pasaulis mums atspindi tą meilę, tai reiškia, mes pradedam gauti iš išorės. Iš vyrų patvirtinimų, iš vaikų, iš aplinkos, didelių ratų, kai mes spindim tą meilę, tuo malonumu ir trykšta. Jau išsiunčiau laišką su Rimos pasidalinimu, atsiliepimu, kuri keliavo spindinčio moteriškumo programoje praėjusiais metais ir kaip jos santykis su vyru pasikeitė, kai jinai pasikeitė pati prisipildė, kai jinai pradėjo jausti kiekvienoje gyvenimo smulkmenui savo vyro palaikymą ir meilę. Pirmas žingsnis buvo, kad jinai žengė tą žingsnį į spindinčio moteriškumo programą, norėdama susigrąžinti meilę savo ir meilę santykiai, ypatingai. Jai tuo metu buvo sudėtinga, kai atėjo, buvo tas momentas, kai buvo tiesiog sudėtinga, norėjusi palikti namus, palikti visus. O baigėsi tuo, kad jinai jaučia begalinę meilę ir didžiulį norą būti namuose, didžiulį palaikymą ir meilę iš vyro. Tai raski jos atsiliepimą taip pat, įdėsiu, manau, ir čia nuorodą, kad galėtum rasti. Taip, tai šitie dalykai ir kai mes susigrąžiname meilę savo, mums atspindi kiti. Tai vat paminėjau 2 šitos kelius. Vienas, kai mes santykyje norim susigrąžinti meilę ir pasižiūrim, kodėl taip vyksta ir vardan ko taip vyksta tą aukštesnį, iš aukštesnio lygio pamatyti. Ir antras, bet gal sakyčiau, tai ir būtų pagrindinis, nes į tą nueisi visada, kai turėsi meilę savo prisipildžiusi, visada bus tau lengviau pamatyti, kam esate su vyru ir kaip ją išspręsti. Tai per visą tai ir dar daugiau lydžiu savo spindinčio moteriškumo programoje, asmeniniai mentorystė, kai dirbam vienas su vienu ir šiuo metu yra paskutinė savaitė galimybė prisijungti į grupinę mentorystę. Intimoji grupė kelių moterų. Jis skirta tikrai ne kiekvienai moteriai, skirta tai, kuri esi jautri, jausminga, kuri nori būti mylima ir mylėti, dalintis tą meilę ir nori kurti brandžius meilės, aistros, pilnus santykius su savo vyru. Nori išsipildžiusi būti moteris, jausti malonumą savyje, mėgautis aukščiausios kokybės santykius su savo kūnu, savo moteriškumu ir savo vyru. Ir jeigu esi pasiruošus tam investuoti laiko, finansiškai taip pat, daryti tam tikrus dalykus, keisti, tai esi labai kviečiama prisijungti. Tuomet vedu nuosekliai per tam tikrus specifinius žingsnius. Tai pirmas žingsnis - kviečiu išvalyti kiekvieną moterį, vedu per specifines praktikas savo praeities nuoskaudas. Visa, kas gesina tavo spindėjimą. Visas nuoskaudas, gėdas, kaltes, konfliktai, programos, kurias atsinešė iš savo šeimos, giminės, per savo sielos patirtis, per savo gyvenimo patirtis, kad nebetrukdytų tau nekišti kojos tau, kurti naują savo gyvenimą, kuriame harmoningai meilė ir harmonija skleidžiasi. Antrą žingsnį lydžiu susigrąžinti meilę savo. Tai, ką šiandien kalbėjom, šiek tiek, ne apie tai ten einam giliai, kaip susigrąžinti meilę savo, kad nebūtum priklausoma nuo kitų žmonių, ne? Kai nereikia tau patvirtinimo iš išorės.
vyro, mamos, vaikų, vadovo, kolegų, partnerių, dar kažkokių žmonių iš išorės, kur tu turi nuolat savai įrodinėti. Ne, kad galėtum būti tiesiog savimi. Tai yra atrasti tą savo centrą, savo ašį, meilę savo, pasipildyti, kad tau ją po to atspindėtų kiti žmonės, tavo mylimasis, vaikai ir toliau platesnė aplinka. Vienas iš dažnų šaltinių poveikių moterų būna, kai jas, tai yra, kad darbe pradeda sektis taip pat ir versluose klientų ateina, projektų, užsakymų. Tas spindėjimas, kurio moteris siekia savo asmeniniam gyvenime ryšį su vyru, kaip pasiekmės, jis apšviečia visas gyvenimo sritis. Tai pažinti save kaip moterim, tai yra ne kad yra svarbu save pažinti, tai kodėl tokios reakcijos vyksta, kuriuo metu aš reaguoju, kada nereaguoju ir tada, kad surasti tuos dėsningumus, kurie susiję su tavo moteriška natūralia prigimtim. Ir kai tu pažįsti tai savo cikliškumą, savo gyvenimo ciklą, savo menstruacijų ciklą, savo gyvenimžiaus tarpsnių ciklą, kai tu žinai, kame tu esi, savo seksualumą, tu gali pasinaudoti ir daryti tinkamus dalykus tinkamų laikų, o ne daryti tai, kas netinka. Ir suprasti savo tuos bangavimus, yra kada tu kokia esi. Ir nėra, kad tu vienu etapu esi blogesnė arba kitu geresnė. Ne, dažnai būna pamasė, sako, kad nu va, aš tokia savo. Tai nėra, kad tu esi blogesnė, tiesiog yra kitokios energijos ir mes visai kitokie kūno procesai vykstantis, kitokie emocijų procesai vykstantis ir dėl to mes kitus dalykus darom, nei ką darom prieš savaitę ar dvi, ne, kai ovuliacijos laikas ir kitas. Tai tą ritmą pažįstant, mes tada nekišam savo kojų, nes labai dažnos modernioje visuomenėje mūsų gyvenančios moters trukdis yra, kad mes gyvenam pagal tokį supratimą, kokį gavom, bet jeigu neturim to moteriško savo prigimties pažinimo, mes savo pakišam kojas, darydamos, siekdamos tikslų vyriškų būdų, siekdamos savo verslų vyriškų būdų, kurdamos savo šeimas, tokių kažkokių tai netiesioginių priežasties pasiekmės būdų. O mūsų moteriškas ritmas yra banguojantis arba besisukantis spirale. Čia yra ta pati figūra, tik arba plokštumu, arba erdvėje. Tai save pažinti kaip moterį ir pasinaudoti savo tomis galimis, kad tai netrukdytų tau, o kaip tik pasitarnautų tavo gyvenime, tau ir tavo mylimiems. Savo amžiaus tarpsnių suvokimą. Irgi visiškai vienaip aš esu, kai aš esu su 3 mažais vaikais. Aš esu visai jau dabar kitame etape, kai mano vaikai mokyklinukai ir tokie ūgtelė. Ir aš būsiu visai kita moteris, kai jie išeis iš namų. Aš visai kita moteris buvau, kai gyvenam dviese su vyru. Tai kiekviena mes turim savo tuos etapus, perėjimus, virsmus, labai aiškiai matomus ir subtilius, sunkiai matomus, bet viduje giliai jaučiamus. Tai kaip pereiti ir kad jie neišmuštų tavęs iš vėžių, kuomet jie vyksta. Ir pasinaudoti lygiai taip pat to amžiaus tarpsnio, kuriame tu esi, konkrečiai tu, etapu. Nes kas tinka moteriai, kuri gyvena dar su vyru ir dar ketina susilaukti vaikų, ne viskas tiks tai moteriai, kuri jau vaikus paleidžia iš namų. Ir šitą atrasti pritaikymą tavo amžiaus tarpsnyje. Ir žingsnis 5, pats svarbiausias, dėl kurio dažniausiai moteris ateina, tai yra tapk išmintinga ir mylinčia moterimi, kurk brandžius santykius su savo vyru. Tai yra kaip kalbėti su savo vyru, kaip seksualumą puoselėti savo ir poroje, kaip tą puoselėti, kad ir kiek metų esu draugė, kaip spręsti konfliktus ir įvairiausios situacijos. Ir ateina mentorystės programa skirta tam, kad tai nebūtų tik paskaita. Šiuo metu kol kas nejaučiu tokio noro daryti tik paskaitas, bet labai gilią prasmę matau, kai moteris keičiasi. O keičiasi jos išgirdusios, supratusios, pritaikiusios savo ir pritaikiusios savo namuose, savo santykėje su vyru,
savo santykius namuose, kai dauguma klienčių, su kuriomis dirbu, jos žino. Jos žino, jos skaitė, jos klausėsi, jos žino labai daug, jos žino, ką reikia daryti, tačiau nesigauna namuose, nesigauna, kai vyksta tos situacijos, nesigauna pritaikyti. Ir va čia ir esu aš su visa savo patirtimi. 25 metus santuokoje švęsiu šią vasarą, plus 3 metai mūsų draugystės su vyru, tai čia mano kaip moters. 15 metų lydžiu moteris jų sąmoningumo, moteriškumo kelionėse. Ir paskutinius 4 metus specifiškai lydžiu per šitą spindinčio moteriškumo programą. Ir labai ją didžiuosi, nes rezultatai yra puikus. Tai yra moteris ateina ir jos išeina pasikeitusios. Ir atsiliepimų dažnai parašo dar praėjus geram laikui, kad tai yra trunkantis efektas. Tai yra įrankiai, kuriuos jos gauna, jos gali naudoti tolimesniam savo gyvenime. Net kai gyvenimas vėl subanguoja, net kai vėl nutinka, kai pradėjom pusę pokalbį nežemyn, vėl nežino, ką daryti, kaip save atvesti tą pusiausvyrą, žino, kaip save sugrąžinti iš tos kontrolės ar susireikšminimo, kaip ateiti vėl sugrįžti į spindėjimą, į meilę. Į meilę savo, į meilę savo mylimajam. Tai yra aiškus žingsniai, aiškus metodai ir aiškus palydėjimas su gilia mano patirtimi. Ir dar vienas dalykas, ką moteris visą laiką dalinasi, kad jos jaučia didelę meilę. Didelę meilę, saugumą, kad gali atsiverti tokios, kokios yra, o temos iš ties yra jautrios, intymios. Daugelis dalykų būna tokių, kurių net draugiam būna sunku moterim pasidalinti, dėl to atranda jie šitą saugę tokią vietą, kur gali pereiti per tuos labai subtilius procesus, kurios patiria savo santykiuose su savimi, savo kūnu ir savo vyru. Tai va, tai jeigu jausti ir esi pasiruošusi dabar, tai gegužės 28 užsidaro duris, tai va, dabar yra pats metas, jeigu nori su grupe pajudėti, jeigu nori asmeninio vedimo, kviečiu tave susisiekti, tai tiek grupėje ar asmeniškai kviečiu susisiekti, užpildyti parašką pačioje. Jeigu esi ta, kuri užpildai pradedi pildyti parašką ir nebaigi, kažkoks nepatogumas, kad čia žiūrėsi atsiverti, galbūt tenai aš tikrai užduodu keletą klausimų. Man svarbu, kad mes dėrėtume darbe dirbdamos tarpusavyje, kad ir ypač grupėje, tai ir viena su kita. Dėl to susitinku skambučių, pokalbiui, kad ar derame. Ir jeigu tau nedrąsu atsiverti, parašyti, tu rašyk man tiesiog žinutę. Susisieki per Facebook'o, Instagram'o žinutės, asmeninės ar elektroniniu paštu parašykim ir duoki žinią, mes tada kažkokiu tau priimtinu būdu susisieksim, jeigu tau nedrąsu, jauti, negali peržengti. Bet iš tiesų tai kviečiu išdrįsti ir pabandyti, patyrinėti ir net jeigu ir netiks, tu būsi pabandžiusi ir būsi rami su savimi, negu kad būtum savo su savim kalbėtum, tęstum tas kalbas, kad o gal galėjau, o kas būtų, jeigu būtų. Ir tam pačiam Rimos atsiliepime jinai dalinasi, kad jinai ilgai abejoja ir delsia. Ir vienas iš jos patarimų tom, kurios svarstat, nedelsti. Nes sako, tą laiką, kol abejojau, jau būčiau gyvenusi visai kitai, visai kitoj būsenoje, visai kitoj savijautoje, visai kitame išsipildyme. Tai brangi, tai jeigu nori, net jeigu yra abejoji, tikrai kviečiu susisiekti, pasižiūrėsime, susitikusios ar tikrai derame drauge, kurioje vietoje tu esi savo santykių kelionėje, savo moteriškumo kelionėje. Ir jeigu ne, tikrai nuoširdžiai su tavimi pasidalinsiu, saugiai ir mylinčiai taip pat. Geriausi linkėjimai. Iki.